Labadiena visiems, sveikinuosi su kiekvienu iš jūsų. Tikriausiai prisimenate, prieš kiek daugiau nei metus, tiksliai lapkričio 17 dieną, visiems judėjimo nariams pasiūliau refleksiją apie buvimą artimu, pavadintą "Kas tu man esi?". Šiandien norėčiau drauge su jumis toliau gilintis, ką reiškia būti artimu, žvelgiant iš pirmųjų 3 mūsų dvasinio gyvenimo aspektų perspektyvos – bendrystės, liudijimo ir maldos. Tai padaryti norėčiau grįždama prie mūsų charizmo šaknų. Kiaros tekstuose ir dienoraščiuose radau daugybę nuorodų, galinčių sugrąžinti mums tą jėgą ir išmintį, kuria ji mus maitino ir kuri šiandien vėl gali būti mums atrama. Šviesos taškai, rodantys kelią, kaip būti artimu šiais laikais, kuriems būdinga didelis pasimetimas, neteisingumas, karai, susiskaldymas. Netrūksta ir ženklų, liudijančių priešingą dalyką. Kaip teigia popiežius Leonas XIV. Jėzus mus vienija, nepaisant mūsų asmenybių, kultūrinės ir geografinės kilmės, kalbos ir istorijos. Vienybė, kurią jis sukuria tarp savo draugų, tampa slėpiningai vaisinga ir kalba visiems. Šios vienybės, brolybės, artumo liudytojais. Šiandien pasaulyje krikščionys gali ir turi būti. Šie popiežiaus žodžiai nuostabūs. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą Kiaros minčių, kurias apmąsčiau pastaruoju metu. Naujai atradau jas tarsi pamatą. Drauge su patirtimis, kurias vėliau išgirsime, jos padės mums giliau suprasti, ką reiškia būti artimu, gyvenant 3 pirmais aspektais. Stipriai jaučiu, kad kaip judėjimas turime vėl sutelkti dėmesį į bendrystę, liudijimą ir vienybę su Dievu. Beveik sakyčiau, kad turime iš naujo išrasti būdus, kaip aktualiai šiais dalykais gyventi, kad išvystume naujų, mūsų laikams tinkamų vaisių. Akivaizdu, kad artumas yra universali vertybė. Mes jį atradome ir įvairių krikščionių, bažnyčių, teologų bei mąstytojų raštuose, kitų religijų tekstuose ir tarp netikinčiųjų. Kelyje mus vedė Evangelija, ypač palyginimas apie gerąjį samarietį, kuris išmokė, kad artimuoju tampama, peržengiant natūralius šeimyninius ryšius ir išplečiant mes sąvoką iki visuotinės brolystės. Vakar girdėtos patirtys ir daugybė laiškų, žinučių, kurias nuolat gaunu iš daugybės žmonių visame pasaulyje. Ir čia pasinaudoju progą padėkoti visiems, kurie man parašėte, kurie pasidalinote savo mintimis. Leidžia pamatyti didžiulius pokyčius įvykusius mūsų asmeniniuose ir bendruomenių santykiuose. Būtent todėl, kad gyvenome artumu. Pailiustruoti norėčiau perskaitydama vos keletą ištraukų. Priešingų atvejų tektų čia praleisti ištisas dienas. Keletą ištraukų iš to, ką man parašėte. Artumas – tai naujas atsivertimas į meilę. Įsipareigojimas mylėti kiekvieną artimą, kuris yra šalia manęs ir praeina pro mane, kad dalinčiausi šviesa ir džiaugsmu, o iš čia gyventi,
gydant visas žaizdas ir puoselėjant taiką. Ši tema yra paskata mums visiems drąsiai ir aukštai pakeltą kartele gyventi artumu, išryškinant šį iki šiol netaip akcentuotą aspektą. Man tai atrodo kaip aktualus meilės meno atskleidimas, padėjęs man geriau suvokti, ko iš manęs tikimasi mano pašaukime, kuriant santykius su bet kuo. Ir paskutinis. Jaučiame, kad stokojame žmogiškų jėgų susidoroti su dideliu žmonijos skausmu. Glaudžiai susitelkę prie Jėzaus tarp mūsų ugnies ir su fokuliaru, galime būti tie šviesos taškai tamsoje, bandyti būti arti daugybės mūsų supančių skausmingų situacijų. Negalime turėti pretenzijų patys išgydyti begalines kančias, tačiau galime pripažinti, kad esame trapūs tarp trapiųjų, esantys greta ir lygus su šia kenčiančia žmonija, stovėdami taip arti kryžiaus. Tad pradėkime nuo pirmojo aspekto – artumas ir bendrystė. Galbūt gražiausias, giliausias ir tikriausias apibūdinimas, ką reiškia būti krikščionių bendruomenė, randamas apaštalų darbuose. Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, ne vienas nevadino savo nuosavybę, nes jiems visa buvo bendra. Chiara tai patvirtino sakydama, kad ši nuostabi vizija yra ir liks visų krikščionių idealas. Chiarai gėrybių bendrystės praktika prilygo brolystės įrodymui. Ji sakė, gėrybių bendrystė tarp pirmųjų krikščionių turėjo nuostabią funkciją. Ji rodė pasauliui, kad jie visi yra broliai. Gėrybių bendrystė buvo lygybės išraiška. Visa tai mums sako, kad naujovė, kurią atnešė Jėzus, tarpusavio meilė, vienybė, persmelkė visą pirmųjų krikščionių gyvenimą, kuris buvo grindžiamas evangeliniu principu. Viskas, kas mano, yra tavo. Tad tiek dvasinės, tiek materialinės gėrybės. Būti artimu reiškia dalytis, o ne laikyti savo. Iš tiesų, mūsų atsakas į begalinę Dievo meilę yra dovana, meilė, tapusi kultūra ir gyvenimo būdu. Jis skatina dalytis ne vien gėrybėmis, bet ir laiku, idėjomis ir begalę kitų dalykų. Davimo kultūra, kurią Chiara perdavė mums visiems, šiandien įkūnyta bendrystės ekonomikoje, kur įmonės nusprendžia būti artimos vargstantiems, dalydamosi pelnu ir kurdamos galimybes ugdyti naujus žmones. Tai kūrybinga kultūra. Užtenka prisiminti, kad čia ką tik baigėsi paskutinis Economy of Francesco renginys, kuriame 600 jaunuolių kūrė projektus naujos ekonomikos, grindžiamos tokiomis vertybėmis kaip centrinė žmogaus svarba, socialinis ir ekologinis teisingumas, solidarumas, įtrauktis ir bendradarbiavimas. Šis ir daug kitų dalykų, kaip ir geras 100 kitų mūsų projektų visame pasaulyje, apie kuriuos kalbėjome paskutinėje bendrystės ataskaitoje, rodo artumo veidą, kuris pasireiškia bendryste. Jis šiandien tampa nauja ir labai reikalinga alternatyva.
Matant milžiniškus žmonijos įvairiose pasaulio vietose poreikius, materialinių gėrybių ir darbo vietų, ypač jaunimo, 1984 metais sakė Chiara, žinoti, kad egzistuoja konkrečios galimybės gauti perviršį ir šimteriopą, nuramina mūsų sielą, kuri dažnai liūdi dėl bejėgiškumo ar vėlavimo patenkinti daugelio brolių poreikius. Skatina daryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad Dievas Tėvas padarytų savąją dalį. Šis perviršis, šis šimteriopas atlygis mums pažįstamas. Mūsų širdise yra vienintelis troškimas, kad jis taptų bendra žmonių patirtimi, kad būtų išspręstos neatidėliotinos problemos, tokios kaip badas pasaulyje. Jei pagalvosime, žvelgiant į bendrystę artumo akimis, atsiveria begaliniai horizontai, beribis kūrybiškumas, nes Dievas gali pasinaudoti visomis mūsų gerybėmis, talentais, jėgomis, energija, o taip pat ir mūsų protu. Ma anche la nostra intelligenza.